lauko kavinėje arba kokiai pirtelėje. Net norisi ranką paliesti ir kaip tai yra pagaminta iš tikrųjų. Gal pakalbinkime tą žmogų, kuris su tuo užsijema. Kurgi mums yra esi dabar? Va, stovi su kortelė. Sveiki, nieko prieš, kad pakalbinsime. Kabinu mikrofoną. Asmeniškai man labai įdomus šitas staliukas, ne? Ir kaip jis yra pagamintas. Jo, tai kaip ir minėjau, dalis staliuko buvo gaminama su CNC staklėm ir pabaigimui naudojam rankinę frezą. Daug šveitimo. Žinot, kas yra, pati yra mintis pagaminti ekskliuzyvą. Kaip jinai kilo, kad va taip galima padaryti, nes šitoks labai kūrybinis darbas iš tikrųjų. Jo, turbūt nesumeluosiu ir niekam nenaujiena, kad didžiąją dalį idėjų semėmės iš Pinterest. Ir kažkas iš klientų siuntė daug kartų, kad būtent norėtų tokio staliuko ir kažkada, nežinau, kažkaip niekad neapsimdavom pagaminti. Bet čia iš vien masyvo, ne? Tai